Sveiki visi ir šiandien biškutį tokią temą pašnekėsiu. Labai retai kada taip girdžiu, bet pasidalinsiu tokią vieną informaciją. Žodžiu, nesenai girdėjau tokią idėją arba tokią temą, kad sklando gandai, kad vyrams patinka moteris, kurios neprieštarauja. Tada aš iškėliau klausimą, ką reiškia neprieštarauja. Kur būna nuolankios ir panašiai. Taigi, jeigu, tiesiog apibendrinant šitą idėją, gal ir taip, yra patogios, taip gal sakyčiau, nes neturi savo nuomonės, visada paklūsta. Tada kyla klausimas, koks tai yra santykis, ar tai yra vyro ir moters santykis, ar tai vis dėlto galbūt tėvo ir vaiko santykis, nes, vaikai vis dėlto, ypatingai maži vaikai yra paklusnūs, klauso. Ir aš visiškai noriu paneigti šitą faktą, todėl kad moteris ir kiekvienas apskritai žmogus, jisai turi savo norus, turi savo pomėgius, hobius, stilių ir daugelį tam tikrų niuansų. Ir kada yra kalbama tai, kad nuolanki ar ten paklusni ir vyrai dėl tokio eina iš proto, tai tada kyla klausimas, ar yra noras moteriai, kad vyras eitų iš proto dėl jos. Tada kodėl yra toks noras? Ir šiandien daugiau pakalbėsiu apie pačią meilę sąvoką, nes panašu, kad kas ta meilė, tai apskritai kartais nelabai kažkas galbūt ten ir supranta taip kalbėdamas, kas yra meilė. Meilės išraiškų, sakoma, yra labai įvairių, Pradedant meilės išraišką, vieni supranta, kad myli, tarkime, kada yra dovanojamos dovanos, kiti kartais supranta, kad myli, tai kada yra laikas leidžiamas kartu ir panašiai. Bet yra supratimas, kaip mes išreiškime meilę. O kas ta meilė apskritai? Kas tai yra, Jeigu kyla noras, kad vyras eitų dėl tavęs iš proto, tai aš nežinau, ar tai yra meilė. Aš nelabai iš esmės mano galvoje tiek, kiek aš studijavau, mokiausi, važiavau, meditavau ir panašiai. Meilė tai yra tada, kada tu esi toj būsenoj nepriklausomai nuo esančio šalia žmogaus. Tai yra energija. Energija, kada tu jautiesi meilėje. Energija. Energija, kada tu priimi. Vadinasi, ne taip, kad tu į save priimi, bet tu priimi išorinį pasaulį toks, koks jis yra ir tu jo neteisi. Bet kada vyras sako tau, kad jeigu tu būsi nepaklusni, tai vadinasi, tu kažkokia tai netokia, tai aš tada labai abejoju, ar tai yra meilė. Aš galbūt sakyčiau, kad tai yra, nepatogi, nes turinti moteris savo nuomonę, ypatingai moteris. Aš nekalbu apie vaiko poziciją ir mamos poziciją. Aš kalbu apie moteriškos moters poziciją, kada jinai nėra nei maža mergaitė, nei mama, moteris. Ir moteris, jinai iš esmės turi savo nuomonę, žino, ko nori, klausosi savęs, savo norų, nes kartais gali norai nesutapti ir tai yra visiškai normalu. Bet jeigu moteris tampa nuolanki ir paklusni, tada jinai vadinasi netenka savęs, savų norų. Žinoma, sako, atsiduok vyrui, pasitikėk vyrais ir panašiai. Galima pasitikėti vyru, bet nepaminant savęs, vadinasi savojo aš. Tai apie ką tu esi.
Tarkime, pateiksiu pavyzdį. Vyras moteriai sako, važiuosim šiandien į Trakus. Šiaip vyro esminis dalykas būtų pasitarti. Ne? Gal aš norėčiau tave nusivežti į Trakus, kaip tu manai, ar tu norėtum, arba gal yra kažkoks kitas variantas, arba kokie yra tavo šiandien norai. Ir tai yra kažkoks tai kompromisų ieškojimas. Bet kada yra sakoma, šiandien aš noriu važiuoti į Trakus ir, žodžiu, pasiemu tave, nes, šiaip kompanija ir, patogu tiesiog, ne? Tai aš labai, iš esmės, noriu pasakyti, kad atkreipkite dėmesį į tai, ar nepametate savęs. Ir tas žodis pasakytas ne, bet pabandykite pasakyti ne. Ir iš esmės galite sulaukti tokio atsakymo, kad nepatinka nenuolankios moterys, nes moteris žino, ko nori. Ir moteris žinanti, ko nori, ne visada yra patogi tiems, kurie mėgsta, kad moteris visada paklūstų. Ir tai yra savotiškas santykis iš esmės, kai kurie tokį santykį kuria. Tačiau aš esu visiškai apie kitą ir kada aš kalbu, tarkime, apie tam tikrus mūsų energetinius lygmenis, fizinį, emocinį, mentalinį, dvasinį lygmenis, kurie yra tiesiog pagrindiniai kiekvieno žmogaus lygmenis. Ir tiek moteris, tiek vyras šios lygmenis turi. Ir moteris, ir vyras šios lygmenis turi. Vadinasi, moteris turi fizinį kūną, jis, aišku, yra šiek tiek fiziologiškai skiriasi nuo vyro kūno. Tarkime, yra emocinis kūnas, mes jaučiame, mes turime jausmus, mes turime pojūčius. Yra mentalinis kūnas, kuris yra už mūsų protą, už mūsų įrankius, už mūsų žinias, už kažkokias tai strategiją, gebėjimą mąstyti, planuoti ar ten dar kažką. Tai mūsų mentalinis lygmuo, kuris yra vienas iš svarbiausių mūsų pagrindinių lygmenų. Galva ir širdis. Tai yra du dalykai, kurie yra labai susiję. Ir tai yra svarbiausi mūsų kūnai, organai, kūnai, su kuriais dažniausiai ir vyksta darbas. Jeigu, sako, galva gerai veikia, širdis gerai dirba, kūnas yra stiprus, emocijos stabilios ir, žodžiu, žmogus yra sveikas. To galva ir širdis yra svarbiausi dalykai. Ir dvasinis, kaip minėjau, lygmuo, ir kiekvienas žmogus, asmenybė, turi šiuos lygmenis. Vieni yra stipresni vienose lygmenyse, kiti stipresni gali būti kitose lygmenyse. Pavyzdžiui, fiziniam lygmenyje gali būti stipresnis sportininkas, Sportininkas yra stiprus fiziniam lygmenyje. Ir stiprus. Nes tam jisai įdėjo darbo, įdėjo, tarkime, treniruočių ir jo fizinis lygmuo yra stiprus. Yra žmonės, kurie emociškai stiprus ir stabilus, nes su galva viskas tvarko ir emocijos gerai funkcionuoja ir energija gerai teka. Yra žmonės, kurie yra labai dvasiniam lygmenyje, labai dvasingi, labai širdies klausytojai savo. Ir kada susitinka du žmonės ir sako, turi būti viskas pagal vieną, nuolanki būti, tada aš iškeliu klausimą, o kur tas dvasinis lygmuo? Kur tavo vidiniai norai, vidinė intuicija tavo, vidiniai tavo pasirinkimai ir vidiniai tavo norai ir nenorai. Nes, mes galime ir norėti, ir nenorėti. Bet kartais kai kuriems yra sunku priimti kito nenorą. Kažkas tai nenori ir kai kam yra sudėtinga tai priimti. Arba kai kas gyvena, pavyzdžiui, vienokį gyvenimą, tarkime, vienas labai mėgsta ramų gyvenimo būdą, dažnai sėdi namuose, darbas, namai, jam namai yra, tarkime, namų erdvė ir namų kažkas tai wow, ir jisai savo gyvenimą taip gyvena, nes taip žmogui patinka. Tačiau tas, kuris ateina ir sako tam, kad tu esi kažkoks netoks, arba su tam yra kažkas negerai, atminkite vieną dalyką. Reikia galbūt į tai labiau atkreipti dėmesį, ar tai nėra manipuliaciniai dalykai.
kad tarkime, noras yra, kad jūs darytumėte tai, ką kitas nori, ne? Ne visi moka pasakyti tai, kad aš norėčiau su tam daugiau laiko praleisti, bet matau, kad tu sėdi dažnai namuose, tikriausiai patinka tau sėdėti namuose, bet aš norėčiau su tavim praleisti laiką, galbūt išvažiuoti kažkur ir panašiai. Ir tokie žodžiai, tokia komunikacija, jinai veda į tai, kad nėra teisimo, nėra nepriėmimo kažkokio. Aš priimu tai, kad tu mėgsti, pavyzdžiui, namuose ilgą laiką sėdėti viena ar vienas, bet aš norėčiau su tavim daugiau laiko praleisti. Ar galėtume mes kažkaip tai šitą dalyką pakoreguoti? Tai būtų daugiau komunikacija ir bandymas ieškoti kompromisų. Bet kada žmogus ima manipuliacinius dalykus tokius ir sako, vyrai eina iš proto dėl nuolankių, tai tada kaip ir tada eina tokio klausimo, o tai čia reikėtų man dabar pasistengti būti nuolankia, kad vyras eitų iš proto dėl manęs, tarkim, ne? Tai va čia tokie įdomus, subtilūs momentai, kurie kaip ir tokie atrodo, kaip ir žmogus lyg pasidalino, ne, informacija, vyrai dėl kokio eina iš proto. Ir šiandien aš negalėčiau teigti, kad vyrai eina dėl tokių iš proto, nes neapklausiau visų vyrų ir visokių vyrų yra, kitiems patinka, kada moteris prieštarauja ir jie tada mato protingą moterį ir turi savo nuomonę ir tokia moteris jiems patinka. Nes kiti suvokia, kad ta nuolanki moteris, jinai visiems yra nuolanki ir jinai visiems paklūsta, nes savo nuomonės neturi. Vieną dieną šiandien trakus pasiūlė vienas, rytoj galbūt pasiūlys kažkas kitas ir jinai nuolanki. Ne? Tai čia aš tiesiog taip apibendrinu šitą visą. Ir išgirdus tokią frazę, man iš esmės buvo wow. Na ir aš tada pagalvojau, o tai yra moteris, kurioms yra taip pasakyta ir moteris tuo patikėjo? Na galbūt. Tiesą pasakius, nuolankumas, jisai yra geras dalykas. Mes kartais esame vieni kitiems nuolankus, bet ne visada. Yra vieta būti nuolankiems, yra vieta turėti savo nuomonę, yra vieta galbūt išsakyti savo nuomonę, yra vieta, kada mes natūraliai kažko norime arba nenorime. Bet jeigu tas žmogaus nenoras, jisai sukelia konfliktinę situaciją, tada klausimas kyla, ar tas žmogus geba priimti jūsų nenorą arba jūsų pasirinkimą kažkokį tai. Tai va, tai mes iš esmės esame labai skirtingi žmonės. Vieni yra menininkai, tapytojai ir jie be meno negali gyventi, ne, tarkime, kvėpuoti. Jiems menas yra kaip varomoji jėga. Kiti yra strategai. Kiti yra ir meno žmonės, ir strateguojantis, ir įvairiapusiški. Treti mėgsta labai aktyvius laisvalaikius, ne? Aktyvų laisvalaikį. Na, o treti jie aktyvaus laisvalaikio iš vis nemėgsta. Jie mėgsta pasivaikščioti, pasižiūrėti į dangų. Ir labai įvairių žmonių yra. Ir tame yra labai smagu ir faina, kad mes galime tą įvairovę mėgautis, stebėti tą įvairovę, ne? Komunikuoti su vairiais žmonėmis. Vienas kitą galbūt netgi kai ko pasisemti vieni iš kitų, pasimokyti, išmokti kažko tai. Tačiau jeigu mes būsime visada nuolankūs savo antrajai pusiai, na, nežinau, čia kiekvieno žmogaus yra savitas pasirinkimas, bet aš visada grįžtu prie to paties, kad nepamirškite, nepameskite savęs. Vadinasi, net duokite savęs kitam žmogui, nes jūs esate asmenybė. Ar tai yra vyras, ar tai yra moteris, jūs esate asmenybė su savo norais, su savo poreikiais, su savo svajonėmis, galbūt idėjomis, galbūt pasirinkimais kažkokiais, ar skanaus maisto mėgėjais kažkokiais, ne? Ir panašiai. Todėl čia vienas iš tokių momentų, kad vis dėlto tas nuolankumas jis yra savotiškas dalykas. Nuolankiam reikia mokėti būti. Ir čia yra kitas momentas. Nuolankiam reikia mokėti būti.
bet nuolankiam nebūti dėl to, kad vyras išeitų iš proto. Čia yra du skirtingi momentai. Jeigu tu būsi nuolanki dėl to, kad vyras eitų iš proto, tai skamba, aš aukoju save dėl to, kad vyras eitų iš proto. Tai čia kiekvienai moteriai tokie pamąstymai, aišku, pasirinkimai. Ir kaip aš sakau, kartais mes kalbame, bet kai kada reikia tiesiog patiems patirti tai. Tiesiog pabūti nuolankia. Ir kada jūs pabūsite nuolankia, jūs tada pajausite, kokia tai yra jūsų savijauta, kada jūs būnate nuolanki. Kaip jūs jaučiatės po to, kai jūs buvote nuolanki. Kaip jūs jautėtės po to, kai jūs pildėte vyro norą, tačiau pamindamos savo norus. Tarkim, jeigu vyras nori, kad jūs atsigultumėt šonu ar kažkaip tai dar kitaip ir pildytumėt jo, galbūt netgi kažkokias tai seksualinės fantazijas, kurios jums nėra, tarkime, priimtinos, tada moteris pabudusios kitą dieną, neklauskite savęs, kodėl jaučiatės prastai. Nes pojūtis jūsų savijautos visada atspindės tai, ar jūs ėjote prieš savo vidinį centrą, ar ėjote pagal savo vidinį centrą. Tai va, kai žmogus eina pagal savo vidinį centrą, tada žmogus jaučiasi labai gerai. Neįmanoma jaustis prastai, jeigu tu eini pagal savo vidinį centrą. Vidinis centras tai yra tavo norai, tavo poreikiai, tavo ribos, tavo erdvės, tavo asmeniniai kažkokie tai taisyklės vidinės kažkokias, kurias kiekvienas žmogus turi. Tada klausantis savo vidinio centro savęs, tada jūs negalite jaustis prastai. Bet kada jūs save atiduodate, nes norite būti nuolankios dėl to, kad kažkas eitų dėl jūsų iš proto, tai nėra kalba apie vidinį centrą. Todėl aš rekomenduoju tai išgirsti ir kiekvienai moteriai po tokios patirties atkreipkite dėmesį, kaip jūs jaučiatės. Jeigu jūs atsikėlėte ryte, pabuvote su vaikinu, atsikėlėte ryte ir jūs jaučiatės fantastiškai gerai, vadinasi, jūs klausėtės savęs. Ir tai buvo jūsų vidinis centras, jūs savęs nepametėte. Bet jeigu kitą dieną jūs atsikėlėte ir jaučiatės, kaip būtumėte išdraskyta, ištaršyta ir visaip kitaip, kas paskui tenka su moterimis kalbėti apie šitas situacijas, tada galbūt ta žinia, kad būti nuolankiai ir dėl tokios vyras eina iš proto, tai taip, jis eina dėl tokios iš proto, nes jam yra patogu, jis gali realizuoti visas savo fantazijas ir panašiai ir taip toliau. Bet pagalvokite apie tai, kaip kitą dieną jaučiatės. Jeigu jaučiatės gerai, viskas fainai. Bet jeigu jaučiatės ne taip, tada galbūt tas nuolankumas, gal ten buvo vis dėlto kažkoks ir melas. Vardan to, kad norėjo jūs nusitempti kur nors, ar, nežinau, išpildyti savo kažkokias tai vidinės fantazijas, pavyzdžiui, ir panašiai. Tai va, tai čia žinutė moterims, toms, kurios kartais galbūt girdėjo tokią žinią, nes kada man teko tą žinią išgirsti, na, žinoma, su žmogumi pyktis nelabai norėjau, tiesiog išklausiau šitą dalyką. Bet galvoju, jeigu jau aš tai girdėjau, tai vadinasi girdėjo ir ne viena moteris, ir kai kurios moteris tuo dalyku patikėjo. Tačiau, kaip aš sakau, jūsų savijauta, ir kiekvieno žmogaus savijauta, visada atspindės tai, ar jūs einate pagal save, pagal savęs klausydamos, ar vis dėlto paklausėte kažkieno tai kito, nes neva kitas galbūt suimponavo jums kažkokio tai pasitikėjimo jausmą, gal jūs kažkur tai užstojo, apgynė ir, na, neva jūs pagalvojate, kaip saugu šalia tokio žmogaus. Bet atkreipkite dėmesį būtent, ko jūs norite. Ir nebijokite reikšti savo norų. Jeigu jūs vaikinas kviečia
ir sako frazę tokią: aš noriu pavalgyti kebabo. Čia vyro žodžiai. O jūs nenorite kebabo. Ir jūs sakote: tu nori, kad aš tau kompaniją palaikyčiau, nes aš kebabų nevalgau, aš labiau pasirinkčiau ten, tarkime, kažkokį tai kitą maistą. Ir tiesiog žiūrėkite, ką vyras atsako, ir su jumis eina į dėrybas, tarkime, į komunikaciją ir kompromiso ieškojimą. Tai galbūt vyro žodžiai būtų gerai: šiandien galbūt darome taip, kaip tu norėtum, o kitą kartą nuvažiuojam, galbūt tu dėl manęs ten kažkur kitur nuvažiuosi, nepalaikysi man kompaniją. Ir įvairūs tokie pokalbiai, kurie eitų į komunikaciją, bet nepaminant nei vieno, nei kito vidinių norų. Kiekvieno norai yra norai. Ir kito norai nėra kažkom tai blogi arba netinkami arba tinkami. Tai yra žmogaus norai. Ir arba tie norai šiandien dienai sutampa, arba ieškomas kompromisas, arba jie nesutampa. Ir tame irgi nėra nieko tokio. Tai šiandien tiek. Moterims linkiu save pažinti, stebėti savo savijautą, po to, kai jums buvo sakoma, būkite nuolankios, nes dėl jūsų bus einama iš proto. O kitą dieną stebėkite, kaip jūs taip pasielgusios jaučiatės. Tai šiandien tiek. Iki susitikimo ir iki.